Radė, sveiki visiems. Šiandienos tema bus labai aktuali tiem, kas bando įgyvendinti savo gyvenime vedų rekomendacijas, kas praktikuoja bhakti jogą, vaišnavimą ypatingai. Ir tiesiog šiom dienom ėjo va tokia tema ir norisi ją perduoti. Ėjo toks gilus mąstymas, kiek mes galim šiais laikais įgyvendinti tų vedinių rekomendacijų savo gyvenime. Kiek mes šiais laikais galime sekti vedomis, vaišnavų kultūrą, ar kas nors, kas praktikuoja kažkokias tai jogos tradicijas. Kiek, vat? Labai norisi būti gerų praktikuotojų, vedų kultūros propaguotojų, išpažinėjų. Ir mano atsakymas, po 3 dešimtmečių beveik bandymo implementuoti vedų kultūros elementus, mano atsakymas yra vienas. Kaip moki, taip ir šoki. Ir viskas. Ir nesigriauži, ir nesijauti kažkuom tai prastas, nejunti gėdos ir kalties. Kaip moki, va taip ir šoki. Viskas. Kali juga įsibėgėjo, mes tą matom. Pasaulis net pažįstamai pasikeitė. Po koronos, po Ukrainos Irano karo dar labiau pasikeitė. Apie kažkokią ramybę ir harmoniją negali eiti net kalbos sociume. Yra drumsčiamas vanduo labai stipriai. Ir tame pasimetime žmonės griebiasi pagrindę svaigalų, pykstasi, skaldosi, kritikuoja viens kitą. Va. Čia atmosfera, kurioje mes gyvenam, yra neduok tu Dieve. Ir dabar visame tame su iškrypusiom normom, su krūva bedevystės, su maksimaliu jūsliniu pasitenkinimu, bandyti diegti vedų kultūrą savo gyvenime yra be šansų. Yra be šansų. Mes galime įdiegti tik tais vieną kitą elementą į savo gyvenimą ir būti laimingi, kad tą elementą mums pasisekė įdiegti. Reikia nubraukti tiesiog labai griežta rekomendacija, nubraukti visus idealus, visus aukštus tikslus, koks aš čia tapsiu bhakti jogas, vaišnavas, palei vedas tas, palei vedas tas. Viskas gerai. Bet mes pamirštam vieną dalyką, kad vediniai elementai šeimos, vienuolystės, ten sveikatos palaikymo, jie laikėsi ant visumos. Buvo kontekstas, buvo kultūra ir tame kontekste, tame fone tie elementai laikėsi. Duosiu vieną paprasčiausią pavyzdį, kuris dabar į galvą ateina. Sakykime, dvasingumas, garbinimas, garbinimas, tikėjimas. Kada tau visame kaimynas, visi kaimynai, visa gyvenvietė garbina dievybės, Šyvą ar Krišną ar dar kažką, ar Durgą, tu natūraliai irgi nori garbinti. Ir tau tas paliepimas vedasi, kad ryte pagarbink Dievą,
Jis tau yra lengvai gyvendinamas. Kodėl? Dėl to, kad viskas aplinkui tave, visi aplinkui tave garbina. Ir žmonės gyvendavo bendruomenės, kur buvo hierarchija, buvo atsiskaitomybė, buvo kažkoks tai atsakomybė, kur vyresni buvo gerbiami ir buvo išplėstinės šeimos, kur viens kitą prižiūrėjo, ten yra kitas visai pasaulis. Ir tame pasaulyje gyvenant, paimti ir įgyvendinti tą elementą, kad ryte pamedituok, pagarbink dievybės, buvo lengva. Dėl to, kad tavo mama, tavo tetė, tavo senelis, tavo senelė, tavo proseneliai, tavo kaimynai, tavo visa gatvė tą daro. Ir tu tame augi nuo pat mažens. Ir tu matai tai nuo pat mažens. Kaip aš matydavau Nepale, dar Nepale yra didžiausias procentas hinduistų, didesnis negu Indijai. Procentas. Ten labai mažai yra musulmonų. Indijoje yra nemažai musulmonų. Tai procentaliai, palei grinumą, Nepale yra didesnis procentas hinduistų. Imant, sakykime, 100 000 gyventojų, ten bus didesnis procentas hinduistų negu Indijoje. Ar belia kur kitur. Ir ten dar aš, kai ėjau per tas šventyklas ir tos reportažus daviau, ir čia nuotraukas dėjau į tas Facebookus ir video, aš matydavau, kai ateina tėvai ir atveda tą mažą vaiką, ir tas mažas vaikas jau Ganešui siūlo lampadą, jis jau lenkėsi, jisai liečiasi prie tos dievybės ir tai, ką prisilietė, deda prie kaktos, jisai skambina varpelius, tai eina nuo pat mažens. Tai daro jo tėvai, tai daro jo seneliai, kai jisai lieka su seneliais. Taip, tėvai duoda anūką paturėti seneliams, seneliai vėl veda ten. Aplinkui kiti tą daro. Tu toj kultūrai gyveni. Ir dabar ta rekomendacija vedu, žinai, kad garbink Višnų, garbink Krišną, ten pastoviai atsimink, paaukok tenais gėlytę, ten ir taip toliau. Tau lengva įgyvendinti. O ką tu čia turi Lietuvoje arba Europoje? Tu kilometrais aplink tave gal bus vienas, kuris gal meldžiasi ten 10 minučių į dieną. Visi kiti gyvena visai kitą gyvenimo būdą. Daugumas jau net nebetiki jaunos kartos į tą Dievą, nes tai yra nemoksliška. Mokslas yra kaip dabar nauja pasaulėžiūra. Tai ko tu nematai, negirdi, reiškia neegzistuoja. Ir kas palei tą pasaulėžiūrą eina, jie dažniausiai tą Dievą išmeta. Labai gilus mokslininkai pripažįsta, kad yra kūrėjas. Bet tai yra nedaug tokių mokslininkų. Tai tu turi aplink save spindulių, kaimynus, ten tėvus, močiutės, kurie, aišku, dar ta senoji karta, dar tą tikėjimą kažkiek kultivuoja, bet labai labai nedaug. Bet visa tavo kultūra, internetas, televizija ir gatvė, ir rajonas, jie visai kitkom gyvena. Niekas ten neina prie Jėzaus ir Marijos kasdieną, neneša gėlių, nesimeldžia ir net namuose nebeturi. Tai yra visai kita kultūra. Ir jeigu tu gali iškartoti 1 ratą mantros, 5 ratus mantros, 10 ratų mantros, būdamas tokioj kultūroj, taip, kur aplinkui tusovkės vyksta, kur kokios krepšinio rungtynės ar futbolo rungtynės yra žymiai svarbiau už Dievo pagarbinimą, kur televizorius yra žymiai svarbiau negu altorius, ir kur socialiniai tinklai su paskalom svarbesni už šventraščius, tai tu tik džiaukis, kad tu gali kartoti. Ir tu nesiparink, kad tu nekartoji ten 16 ratų ar dar kažką. Tiesiog nesiparink. Tiesiog dėkok likimui, kad tu gali tai daryti. Save pagirk, kaip pasakyti, paglosti, kad tu gali kiekvieną dieną kartoti šventą vardą. Ir čia mes jau galų gale kalbam ne apie maldą Jėzui ir Marijai. Taip, jeigu tu dar melstum Jėzui ir Marijai, tai dar biškį lengviau, nes tavo močiutės, ten seneliai dar tai darė. Bet tu kartoji Hare Krishna mantrą, kažkokias nesąmonės. Ir tos pačius žodžius, kaip sako, kažkokius tai mantras, ten ne mūsų kultūros, taip toliau.
Tai tu tik džiaugis, kad tu turi tą norą, kad tas noras dar nėra užmuštas, kad pas tave ta ugnelė viduj dega, kad tu nori pasimelst Radai ir Krišnai, suprantat. O čia būna baktai ir ten griaužiasi ir vaišnavai, va, aš čia ten tokį skaičių kartoju, ten 16 nekartoju, ten ar ne kiekvieną dieną kartoju, ir ten tą mantrą. Tiesiog reikia džiaugtis, kad tu išvis turi norą kartot. Nu. O tie, kas jau priema dvasinį mokytoją, duoda įžadus, tai išvis turi būti laimingi, kad pas juos toks noras yra praktikuoti, kad jie visam gyvenimui duoda įžaidą, ten nevalgyti mėsos, nenaudot svaigalų, azartiniais žaidimais neužsiimti, jo, ir dar ten praktikuoti skaistą, kas yra išvis kosmosas. Tai tą pačią skaistą paėmus, taigi mes augam sekso kultūrai. Čia jau paaugliai pornografiją žiūri skersai išilgai, jie ten viską žino ir mato. Kiti jau turi priklausomybių nuo to viso. Jau tas nepilnamečių seksualinis gyvenimas jis plinta vis labiau ir labiau. Ir jeigu tu užsinori praktikuoti kažkokią skaistą arba bandyti praktikuoti tą skaistą, bandyti kažko laikytis, tai tu jau dėkok Dievui, kad pas tave toks noras gimė gyvenant tokioj kultūrai. Kai tu gyveni vediniai kultūrai, kur tau visi aplinkui tai laiko vertybę, tai ir tu laikai tai vertybę, nes tai yra ore, tai spinduliuoja, tai yra persmelkta. Bet mūsų kultūrai seksualinis gyvenimas laikomas vertybė ir kuo daugiau, tuo geriau, kaip seksologai šneka. Ne? Ir jeigu tau užsinori papraktikuoti susilaikymą arba retinti ir bandyti tą seksualinę energiją transformuoti į kūrybą, į darbą, į profesiją, į kažkokius pasiekimus, nes tai yra energija, tu gali iššvaistyti į apačią, tu gali ją pakelti viršų. Jinai maitina arba smegenis, arba jinai išeina per apačią. Viskas čia labai paprasta. Tai jeigu tau pas tave toks noras yra, būnant tokioj kultūroje, kur tau 24 valandas per parą eteryje, erdvėje sklando tas skatinimas, seksualinį gyvenimą gyventi ir dalyjasi atvirai visokie įžymybės, kaip jie ten, žinai, gerai tenkinasi, per internetą, per televiziją, per viską eina. Tai tu tik džiaugis, kad pas tave yra tas ir nenorėk tu kažko labai daug, jeigu tau neišeina ten laikytis pilnai to ketvirto principo, tai tu nebadyk savęs ir negriauž savęs ir ten, kaip sakyt, nevaikščiok nulenkęs galvą, čia ir taip esi herojus. Taip. Kad tu dar meldiesi ir bandai laikytis kažko. Aišku, jeigu tu duodi įžadus ir po to nesilaikai, ateina kaltės jausmas. Tai dėl tos tais įžadais irgi nereikia prisižaist, nereikia jų duoti nesubrendus laikui. Lygiai taip pat svaigalai. Vediniai kultūrai buvo naudojami svaigalai, bet ne tokiam lygiai ir ne tiek, kaip čia. Ir kai čia yra tiesiog visi bendramžiai jau tau šneka, žinai, kaip gerai yra elektronkę parūkyti, žolę parūkyti, ar dar ten kokį mišinį, kuris dedasi į elektronkę, kur ta mišinė bus visokiausi ir amfetaminų ir kitų narkotinių medžiagų. Jie visi apie tai šneka, daugumas tai šneka ir daugumas jau pabandę yra ir užsikabinę. Jau sunku rasti, kas tos elektronkės nerūko, tai yra priklausomybė, kuri ves į stipresnės narkotinės medžiagas. Ir dabar toj kultūroj, ar ten suaugę žmonės, kaip be alaus, kaip be vyno, kaip balius be alkoholio. Jeigu tau kyla noras laikytis blaivybės ir tu sugebi laikytis blaivybės, tai visa šlovė Dievui, kaip sakyt. Tu džiaukis ir tu save pagirk ir tu save apdovanok, kad tu tai gali daryti. Nes tokioj kultūroj, kur yra viskas persmelkta tuom, kur tu nueini į rungtynės ir visi ten eina 1000 litrų to alaus, supranti, ten tualetai užimti nuo tų prisigėrusių alaus. Kai tau visi bendramžiai apie tai šneka ir neįsivaizduoja jokio baliaus be alkoholio, tai jeigu tu
nori tą kryptimą eiti, tu čia yra labai daug, mes to neįvertinam, kad tai yra labai daug. Jeigu tu kartoji Hare Krishna mantrą, jeigu tu stengiasi svaigalūną naudot, jeigu tu stengiasi reguliuoti lytinį gyvenimą, apie vegetarizmą tas pats, taigi čia tų vegetarų yra labai nedaug palyginus. Jis populiarėja, bet jų yra labai nedaug. Visos tradicijos yra mėsinės tradicijos. Jeigu tu laikaisi vegetarizmo, toj kultūroj, net ir dabar į Vrindavaną nuvažiavus, tu nerasi skerdyklos, tu nerasi mėsos parduotuvės, yra uždrausta. Labai paprasta laikytis, ten tiesiog jos nėra. Aišku, juodoji rinkoje gal ir gausi, bet ten jos nėra. Radakundai, Govardane, Vrindavane ir kitose Utar Pradešo šventose vietose, kiek žinau, Madhūros tam rajone, uždrausta. Viešai yra skerdyklos ir gyvūnų žudymas. Tai tu tokioj kultūroje augi, ten net į galvą neteina, kad ten tą vargšą gyvūną skerst, kuris tau tarnavo visą gyvenimą. Ir valgyt kažkokius tai kepsnius, supranti, ar visokie žuvis ten valgyt. Padvokusias. Tai ten lengva laikytis. Tai va tas elementas, nevartok mėsos, žuvies, jisai buvo, kaip visi, daugumas jo laikės. Daug žmonių jo laikės. Iki šiol netgi Kali Jugoj laikosi va tose tradicinėse miesteliuose. O tu čia gimsti vakaruose, tačiau atvirkščiai. Visi laikosi mėsinės mitybos, daugiau mažiau. Ir jeigu tau išeina būti vegetaru ir atlaikyti spaudimą ir būti biški gal nepopuliariu, anksčiau tai būdavo, man asmeniškai tai buvai nepopuliaru, žinai, jeigu tu nevalgai mėsos, negeri, tai ką tu veiksi tam baliui. Tai tu džiaukis, tai yra pasiekimas, mes to dažnai neįvertinam. Lygiai taip pat, reiškia, šeimos santykiuose, prisiklauso žmonės apie tą gražią vedų kultūrą, kaip, sakykime, moterinis pagelbėdavo, jinai netarnaudavo, tas žodis tarnauti yra labai netinkamas žodis, jinai asistuodavo vyrui. Tai aš pats mačiau tradicinėse šeimose, dar iki šiol, reiškia, Rada Kundai, atsikelia moteris pati pirma, ji nusilenkė vyrui. Suprantat, nusilenkė realiai. Ir eina jau ruoštis šeimai, valgio ten ir taip toliau, bet pati pirma, jinai asistuoja, jinai rūpinas. Ten pagarba vyrui yra labai didelė, labai didelė. Ir ką tu gali tai daryti, kai tu matai, kad tavo mama tai darė, tavo močiutė tai darė, tavo kaimynai taip darė, tavo kaiminystėje nėra skyrybų ir taip toliau. Yra kontekstas, yra visa kultūra, kuri laiko. Taip. O čia tu matai nuo vaikystės, kaip labai dažnai taip varoma ant tų vyrų, žeminami tie vyrai. Patys tie vyrai dažnai geria, bėga per bobas, kaip sako liaudis, žinai, jų negerbė. Aišku, jie geria irgi su priežastim yra, kokia ta priežastis, mes žinom, kad yra streso sociume neatlaiko, nes tas stresas yra realiai sukurtas, inžinerija padaryta. Bet tu matai tą nepagarbą, kai kuriom merginom jau nuo pat vaikystės kalama į galvą, kad tu nepasitikėk vyrais, jie yra nepatikimi, tu turi augti, tu turi būti visiškai savarankiška, pati užsidirbti, pati save išlaikyti, visiškai nepriklausoma nuo šito prado. Tokia moteris užaugus, jinai sunkiai sukurs šeimą dėl to, kad vyrui tokios nereikės. Paprasčiausiai. Ir tada bando ta moteris laikytis to vedinės rekomendacijos, ten tą gerbti vyrą. Jai nesiseka, nes jinai matė, kaip jos mama varė ant vyrų, jin matė, kaip seneliai gal nesutarė, nes ten senelis gėrė ar ten jie koliojasi. Iš tokių sugriuvusių šeimų, iš neharmoningų šeimų išėję daugelis esam. Ir paimti ir įgyvendinti tą rekomendaciją nėra taip paprasta ir dažnai žmogui labai sunku. Ir tie, kaip sakyt, praktikuotojai bando, save lenkia, save laužia, po to atsibosta, čortų viską meta, atvirkščiai tada nieko nebepraktikuoja. Dėl to, kad bandoma per daug, per stipriai.
Įmama iškart, vat imsiu, vat aš darysiu. Lygiai taip pat vyras, žinai, tenais pasiskaito ten, koks ten vyras buvo kietas, vedų kultūrui, vos ne gurų lygio, žinai, ten valdo savo jausmus, savo emocijas, ten kontroliuoja, dvasingas labai, ten anksti keliasi, ta. Tai lengva tą buvo daryti, dėl to, kad nebuvo sociume tokių įtampų. Dėl to, kad tavo tėvas tai darė, tavo senelis tai darė. Nu, tavo netgi fiziologija buvo kita, tu matei vyro pavyzdį, tu matei vyro paveikslą, o dabar kiek vyrų yra išėję iš šeimų, kuriuose nematė tėvo rolės. O jeigu buvo matę tėvo rolę, tai labai retai, kada tas tėvas jisai pagarbiai su ta moterimi elgėsi ar atliko gerai savo vyriškas pareigas. Ir jis dabar, negavęs pagrindų, išeina ir pasiskaito Vedas, kur ten yra kosminiai vyrų standartai, kosminiai, lyginant su dabartiniais laikais, kosminiai standartai. Nu, jisai bando daryti, po to graužia save, kad ten jam neišeina daryti, reikalauja iš savęs nenatūraliai, įtampą susikuria savo natūraliai. Nu, moteris vėlgi, ten pradeda jie po to viens iš kito reikalauti, vyras ten pradeda iš moters reikalauti, va Vedose parašytos moters tokios pareigos, ta moteris sako, Vedose va vyro pareigos parašytos, tu to nedarai, o tu ano nedarai. Ir supranti, abudu įkrenta į kažkokią tai beprotybės pasaulį. Jie bando sukurti kažkokią kultūrą vedinį ant griuvėsių. Ant griuvėsių. Čia, kur mes gyvenam, realiai mes gyvenam praktiškai griuvėsiuose. Čia nėra nei šeiminių normalių kultūrų, nei religinių tradicijų išlikusių, nei sveikatos tradicijų, nei tiesiog va šitaip, viskas chaosas. Ir dabar susigalvoja, žinai, vaišnavai ar praktikuotojai, žinai, vat Vedas dabar taikysim ir kažkokią, žinai, dievišką kultūrą paaukšt nuleist. Kai čia yra, nu čia reikia iš vis pamatus susiklot. Elementarius pamatus. Čia iš vis net apie kažkokias specifinės vyro moters pareigas net neina kalbos, čia dar žmonės gerbt viens kito nemoka. Gerbt nemoka tiesiog. Čia tos pareigos specifinės vyro moters, tai yra dar aukščiau. Čia tiesiog turi išmokti pirmiausia gerbt, pirmiausia išmokti norėti padėti antrai pusiai, neskirstant čia mano, o čia jau ne mano, norėti dalintis. Mano turi pakeisti į mūsų, o ne tai, kad čia mano pinigai, čia tavo pinigai, žinai. Čia dar elementarūs pagrindai nesudėti. O tu jau nuleidinėjai, kaip sakyt, niuansus, profesūrą, doktorantūrą nuleidinėjai, kai nepraeitas dar 1-5 klasės, jau doktorantūros, supranti, temas lieti. Jeigu tau išeina nors kažkokį elementą, net ne vedinės kultūros, o elementariai doro žmogaus elementą į šeimą pritaikyti, tai tu džiaukis. Jeigu tau išeina nuoskaudas atleisti antrai pusiai, tu džiaukis. Jeigu tau išeina padėkot, įvertinti, pagarbą išlaikyti antrai pusiai, tu džiaukis. Jeigu tau išeina moterį nuraminti, ar jeigu tau išeina vyrai įkvėpti savo žodžius, tu džiaukis. Ir elementarūs dalykai. Ir tai net nėra, kaip sakyti, specifiniai kažkokie tai niuansai vedų kultūros. Elementarūs dalykai būdingi visom kultūrom žemės. Tai reikia džiaugtis. Ir jeigu tu kažką ten iš vedų nuleidai, žinai, nusilenkimą vyrui ir moteriai vakare, pėdų pamasažavimą vyrui, kas yra labai palanku, tai yra moteriai toksai rekomendacija. Ar tenai, žinai, moters palepinimą, kaip Vedas rekomenduoja vyrui, žinai. Jeigu tu va tokius jau niuansus, žinai, arba skaistos laikymasi protė, ten neišduodi savo vyro, savo moters, nekalbi su draugeliais apie savo moterį, su savo draugiam apie savo vyrą, tokie specifinius dalykus,
energetinius dalykus, žinai, švedų kultūros, ten, jeigu norisi tau jau puoštis prieš vyrą namuose, daugiau negu darbe, va tokie specifiniai dalykai, ant kurių va užsikabina vaišnavai ir kiti, žinai. Jeigu tau jie ateina, tai tu džiaugis vienas kitas elementas, nes tu to nematei pas savo galbūt tėvus, pas savo senelius nematei, pas kaimynus, pas draugės, pas bendradarbius, tu to nematei. Tau yra sunku tai paimti ir įgyvendinti. Jeigu jum jau šeimoje kartu vakare galite atsisės giedoti kirtaną, tai čia yra didelė dovana. Nes tu to nematėjai. Ir jeigu tu tai pritaikiai, tai wow. Jeigu tu altorėlį įsirengiai šeimoje, tai yra wow, nes tu to nematėjai. Ir aplinkui tave to nėra. Tau yra žymiai sunkiau negu būnant vediniai kultūrai. Tai va, tai jeigu tau lygiai tas pats su vaikų ugdymu. Visi, kas praktikuoja, vaišnavai, bhakti jogai, žinai, tiem vaikam tik tais Krišna, tik tais Vedos. Tu įdėk vaikui paprastas dorybės normas, kurias Jėzus Kristus mokė. Ar kurios yra Biblijoje, Mozei, tie įstatymai duoti. Jo, nevok, nežudyk, tai pirmiausia, nežudyk savo kūną, prižiūrėk savo kūną. Taip, nevok, nemeluok, gerbk tėvą motiną. Eik sekmadienį į bažnyčią, tai vaišnavo praktikai, tai būtų užsimk daugiau praktiką, ar į šventyklą nueik sekmadienį. Jeigu tu tos dalykus paprastus, ten be jokių čakrų vystymo, ten be jokių Krišnų dvasinių pasaulių, elementarius dorybės normas tu įdėksi, tai bus labai labai daug šioje kultūroje. Jeigu tavo vaikas išliks vegetaras, jeigu tavo vaikas išliks abstinentas, neužkips ant elektronkių, ant alaus butelių, ant degtinių, ant žolių visokių, ant tusovkių, tai tu dėkok Dievui. Tai bus labai labai daug, nes tai nėra vedų kultūra. Vedų kultūrai buvo gurukulos ir eidavo vaikai pas gurų, pas šventą asmenybę mokytis, kuris negerdavo, mėsos nevalgydavo, nerūkydavo žolių, supranti. Gražiai su žmona savo sutardavo, jie matydavo nuo gimimo, kaip jų gurų su žmona bendrauja, kaip moteris bendrauja, kaip vyras bendrauja. Jie kartodavo šventas himnus, šventas mantras rytais, garbindavo dievybės. Tai yra absoliučiai kita dimensija, kita visata. Dabar jau reikia džiaugtis, kad iš vis mokinys gerbė tėvą, mokytoją mokykloje, ar gerbė tėvą, motiną, jau čia yra didžiausias pasiekimas. Apie jokius ugnies ritualus, dievybių garbinimus, meditacijas, ten subtilės, ten nėra net kalbos, elementarūs dalykai. Jeigu jau tu sugebėsi kažkaip tai išaiškinti ir įdiegti meilę gyvūnam, kad jisai nevalgytų tų gyvūnų, žinai, meilę savo kūnui, kad jisai jo nesvaigintų tos psichikos ir to kūno, jeigu tu išmokysi kažkaip atsipalaiduoti tą vaiką ir truputėlį atsiminti Dievą, viskas tai yra didžiausias pasiekimas. Nes mūsų kultūroje tai yra be galo dideli pasiekimai, nes čia visa kultūra eina prieš visus tos dalykus. Prieš tikėjimą į Dievą, prieš vegetarizmą, prieš blaivybę, prieš skaistą. Jeigu tu jam išaiškinsi, kad seksas, susilaikyk nuo sekso iki vedybų ir jis to padarys, tai jisai bus herojus tavo vaikas. Kas vedų kultūrai būdavo savaime aišku kaip 2 kartu ir ten net nepasiekimas. Tai yra tiesiog savaime aišku visą tai daro. Tai nieks neleisdavo merginai likti pas vaikiną namuose, kol jie nėra apsiženę, tiesiog dažniausiai. Ten tokių dalykų, kad, žinai, seksualinis gyvenimas iki vedybų, tai ne ta kultūra, ten retenybė buvo. O čia yra atvirkščiai, viskas atvirkščiai. Seksualinis gyvenimas iki vedybų yra norma, o jeigu tu to nedarai, tai yra retenybė, gal tu kažkoks nesveikas. Tai aš šituo įrašu ką noriu pasakyti, aš nenoriu numušti entuziazmo. Aš nenoriu pesimizmą įvaryti, bet aš noriu perduoti žinią vienintelę. Nesiparinkim, negriauškim savęs, nekaltinkim,
Nereikalaukim per daug iš savęs, būkim realistai, kokioj kultūrai gyvenam ir nuleiskim biškį tas karteles savo ir savo vaikam, ir savo žmonom, ir vyram ir nekelkim jiem įtampos. Nes tarp to šventraščio, vedinio ir tavęs yra milijonas kilometrų atstumas. Yra didžiausia praraja. Ir jeigu tu į savo gyvenimą įdieksi kažkokias tai moralinės normas ir kažkiek Dievo, ir jeigu tavo šeimoje tai bus, tai tu laiky, kad esi daug pasiekęs. Ir man einant tiek dešimtmečių su ta vedų kultūra, aš pritaikiau nemažai tų elementų, bet kuo toliau aš to matau, kad tu visko negali pritaikyti, net pusę negali pritaikyti. Ir kad tu turi atskirti svarbiausias rekomendacijas nuo mažiau svarbių. O svarbiausia rekomendacija yra atsimink Dievą ir niekad nepamiršk. Ar tu kartosi ryte mantrą, ar tu kartosi vakare mantrą, ar tu kartosi dienos metu mantrą. Viskas gerai. Aišku, visi norim anksti ryte, 4 ryto keltis, atsisėsti į lotoso pozą, nejudant kartot mantrą. O tai yra vedinis elementas jau, specifika. Bet jeigu tau to neišeina, tu būk patenkintas, kad tu iš vis atsimeni Dievą šitoj visuomeniai. Jeigu tu atsikeli ne 4, o 6, o pusę 7, būk laimingas. Ir jeigu tu kartoji ne 16 ten ratų, ne 1,5 valandos medituoji, o pusę valandos medituoji, būk laimingas. Ir nesigriaužk. Ir jeigu tu negali išsėdėti, nes tau tiek protas neramus, tu vaikščiai, būk laimingas, ateis laikas, tu atsisėsi. Ir jeigu tu negali kasdieną šventraščius skaityti su savo šeima, kaip vedose rekomenduojama, o galbūt tavo antra pusė iš viso nepripažįsta tų vedų, tai tu skaityk vienas. Ir esant progai papasakok kažką, kai bus gera nuotaika šeimos nariam. Tai tiesiog esmė, kaip moki, taip šoki. Ir stengias pritaikyti natūraliai, be savęs prievartavimo, be savęs spaudimo, net jeigu visas pasaulis karto 16 ratų, o tu negalėsi kartot, nepergyvenk. Nenumirsi. Dievas ne į skaičių žiūri. Dievas žiūri į nuoširdumą. Ateina būna laikotarpiai vaišnavam, kai jie iš vis tos mantros nenori kartot. Ir sakau, melskite savais žodžiais, bet palaikyk tą ryšį su Dievu, atsimink jį. Čia ne tik vaišnavam, čia ir krikščionim tas pats. Tiesiog atsimink, neišeina idealiai parei rekomendacijas. Daryk kažkaip, mašinai karto, klausyk kirtaną, šventų vardų giedojimą, paskaitą mašinai klausyk, jeigu tu negali skaityti knygos namuose. Gal tu grįžti vakare pavargęs, galva neveikia, tu į tą šventraštį žiūrėti nenori, tu nori tiesiog keptų bulvių su kefyru, žinai, arba troškinį pavalgyti ir eiti tiesiog pasikalbėti su šeimos nariai, tau ta Bhagavad Gita, tau ta Šrimad Bhagavatam nerūpi. Tai nerūpi. Dienos metu važiuodamas paklausyk kokią paskaitą. Kartą į savaitę, kai turėsi laiko, šeštadienį, sekmadienį, paskaityk. Arba kartą į dieną, vieną šloką, vieną posmą paskaityk, pamedituok dienos bėgiai jį. Kaip moki, taip šoki, stenkis tiesiog atsiminti Dievą. Palaikyti ryšį su tais, kurie irgi praktikuoja, pasikalbėti. Ir jeigu tau tų išorinių taisyklių, kad ten ryte sėdint, žinai, taip, o ne kitaip, neišeina tau aukoti ten 10 minučių maisto, paaukok per minutę. Nenumirsi, bet vystysi savo tikėjimą į Dievą, palaikysi tą siūlelį, žinai. Ir tai yra svarbiausia. Krišnai yra svarbiausia tavo nuoširdumas. Ir yra gyvenime etapai, situacijos, kada tu negali padaryti visko taip, kaip norėtum. O jeigu ir yra, kaip pasakyti, galimybė, gal būna noro nėra. Bet esmė bhakti joga yra iš tikrųjų
bet mano patirtimi, visos vedų kultūros esmė, visos bhakti jogos esmė yra Hari Nama, tai yra šventas Dievo vardas. Net jeigu tu nesilaikysi visų kitų taisyklių, bet tu kartosi šventą Dievo vardą, laiko tekmei tau atsiras jėgos, dvasinės jėgos laikytis ir vienos taisyklės, ir kitos taisyklės, ir trečios taisyklės, mityboj, santykiuose su antra puse, vaikų auklėjime, profesijai. Visos tos rekomendacijos vedas, tau ateis po biškį. Svarbiausias visų rekomendacijų momentas tai yra šventas vardas. Nepamiršk švento Dievo vardo. Viskas. Kaip tu jį kartosi, kada tu jį kartosi, kaip tau išeina taip. Ypatingai tai liečia šeimos žmonės. Kaip išeina taip. Bet tiesiog nepamiršk, kartok, jeigu pats negali, leisk, kai kažkas tai gieda, klausykis. Negali švento vardo kartu, melskis savais žodžiais, bet tiesiog stenkis atsimint. Jeigu tu esi ne vegetaras, jeigu tu išgeri, vis tiek atsimink, pasikabink paveiksliuką Krišnos. Net ir tą alų gerdamas atsimink, kaip Krišna ir Balaramas vaigindavosi. Nu, irgi gerdavo tokį medaus gėrimą. O čia yra esmė, palaikyti atsiminimą, palaikyti ryšį. Ir laikui bėgant gyvenimo situacijos keisis, tavo sąmonė pabiški keisis ir tu vis daugiau galėsi įgyvendinti šitų vedinės kultūros elementų. Pabiški. Lotosas auga iš purvo. Mes augam iš purvo. Mes neaugam iš skaidraus vandens. Čia ne vedų kultūra, mes augam iš purvo. Ir laiko tekmė išaugsim į lotosą. Radė, tiek norėjau pasakyti, nesiparinkim, kaip sako rusai, po truputėlį. Čia negyvenkim šventraščių pasaulį, mes matom, kur mes gyvenam. Ir džiaukimės kiekvienu pasiekimu. Džiaukimės kiekvienu elementu, kurį mes įgyvendinam. Išėjo anksčiau atsikelt savaitę laiko, džiaukimės, apdovanokim, pyrago nusipirkim, išsikepkim, suvalgykim. Tortą. Išėjo Ajurvedos rekomendacija, anksti atsikelt, 5 ryto, 6 ryto. Išėjo kadašį pasilaikyti, apdovanoji. O čia bhaktai ar vaišnavai jau tiek laikos ir vis tiek įmai, sako, čia blogai, čia reikia daugiau. Reikia pasidžiaugt tuo, ką mes įgyvendinam, nes mes augam iš purvo. Ir ne taip paprasta. Tai va tiek. Norėjau pasidalinti visiems, kam šitos žinios padeda ar įkvepia. Kviečiu paremti mano pamokslavimą. Rekvizitus palieku prie aprašymo. Ir iki kitų kartų. Namaste. Radhe.